Sveiki! Atvažiavom į garažą, tai šiandienos planas pabandyti atsitaikyti, kurioje vietoje turėtų būti dėžė, kadangi neturiu suvirinimo aparato, tai gal susvarkę biškį kažkur sutaškuosiu patį tiltelį, kad po to tik tai atvažiavus Edvinui būtų galima užlieti. Ir vienintelis liūdnas dalykas, kad numirė vienas iš pagrindinių garažo įrankių. Tai yra kampinis šlifuoklis, kitaip vadinamas bulgarkė liaudiškai. Ne vieną kėbulą išpjaušius, ne vieną varžtą apjovus. Kažkaip įtariu, kad laidas kaltas. Ir pabandysim prikirpti ir jį tiesiog biškį patrumpinti. Tai turbūt pirmiausiai gal šoksiu prie bulgariko remonto. Dirbau dalį laido, dabar prijungiau iš naujo ir žiūrėsim, ar ten buvo problema ar ne. Čia šiaip yra atviri kontaktai. Bandom atsargiai pažiūrėti, užkurt ar veiks ar ne. O taip va. Renkam atgal. Jau elektrą atsijungiau, nepergyvenkit. Šiaip sąlyginai galėjau net galvos nenuimti, bet nuėmiau tiesiog pasižiūrėti, kaip čia atrodo jos gyvybingumas. Galvą prisisukom. Nu puikiai, ką, judam toliau dirbti. Kadangi mums netinka priekinė dalis Merso ir jinai yra ir per ilga ir pats pakabinamas guolis yra per didelis ir išnešimai viskas čia skiriasi. Mums tik šlicai tinka, tai va šlicus mes kaip ir panaudosim. Man svarbiausia pasitaikyti priekinę dalį, su dėžė susialainint, kad dėžės tiltelis būtų tokioj vietoj, kad nelaužtų tiek iš kardano gumos, tiek nemaltų papildomai pakabinamo guolio. Pasiėmiau Merso galinę dalį ir nusimoviau Bembo atraminį guolį. Nu, faktiškai jisai dar buvo geras, guma nesuplyšus, buvo galima panaudoti dar kartą, bet kadangi man reikia inžinerinių stiprių sprendimų, gaunasi, kad tiesiog turėjau pakeisti viską, tai išpjovėm guolį, išpjovėm gumą, kad eitų įdėti priekinį kardaną, prisitvirtinom pakabinamą guolį į vietą ir čia ant standžios, galima sakyti, jungties prikabinau patį galinį kardaną. Dėl to, kad tilptų į guolį ir kad jisai kaip viena štanga nueitų, kad aš galėčiau atsimatuoti atstumus. Taip, kadangi kitas bajeris yra, kad per centrą čia išsicentruoja, bet kadangi neturi nei vienos varžtos atramos, štanga dabar laiko viso tiek variklio svorį, tiek dėžės, kad jisai krenta į apačią, prisiveržiu viršutinį varžtą, kad jisai stovėtų lygiai, kad kardanas su dėžė nueitų vienoj plokštumoj. Ties šita vieta vyksta laužimas, kai yra tokioj padėty, kada štanga laiko vieną kraštą, o šitą kraštą spaudžia dėžė, vyksta toks, laužimas. Tai tokiu atveju aš verždamas šituos varžtus išlyginu tą veržimą. Šiaip iš tikrųjų net galim pastebėti, kaip dabar, jeigu pastatom šitaip ir leidžiam į apačią, dėžės pozicija po biškį keičiasi ir po to vėl kyla. Tai mes pasistatom jį šitaip, tada išsigaudau tarpus, kad čia visur būtų tarpai vienodi, kad nebūtų jokio laužimo ir tada įsimetu pavarą, kad neeitų pasukti dėžės. Ir tokiu atveju turėsim lygiai nueinantį kardaną, kurį galėsim atsigaudyti. Šitą dalį priekinę mes turėsim pripjauti, nes galinę palieku originalią Bembo su kryžme, nes pas mane vidutinis reduktorius, galvojau gal dėtis didelį reduktorių, bet kadangi dideliam reduktoriui nėra tinkamų perdavimų, tai aš tiesiog palieku vidutinį. Judam į kitą kadrą. Taigi planas yra pabandyti dasibaigti dėžės tiltelį pasigaminti. Turėtų užvažiuoti Edvinas, pabandyti man jį suvirinti. Tai labai tikiuosi jį dasibaigti iki galo. Bandau susiieškoti varžtus tiltelio, bandyti susisukti laikančiuosius elementus, tada iki galo pasižiūrėti ir dasibaigti. Kaipgi visgi ten turės stovėti dėžė ir tas tiltelis.
panašu, kad turbūt jau į pabaigą. Čia per kelis kartus, per skirtingus variantus bandžiau. Šiuo atveju maždaug pasilieku prie tokio projekto. Tai laikiklis prie dėžės, tiltelis, prie tiltelio eina poliuretaninė pagalvė. Čia aišku viskas susvarkė, prisigavau tik tai. Realiai neturiu kempo, tai lauksim litvos. Pasigavau dėžę, pasigavau kardaną. Tai turėtų kaip ir viskas būti čiki-piki. Kardanas kaip ir tiesiai, tai turėtų problemų nebūt. O kur bakas? Nėra bako da. Yra pakeltų rūdžių, ką norėčiau nusišveist. O dabar kitas darbas yra pasidaryti plokšteles lonžeronui. Gal generatorių nuėmus pavyks Lietuvai užvirint viską, kad nereikėtų vėl motoro su dėžė išiminėti. Susitikrinau visus tarpus. Atrodo niekur niekas neliečia. Čia tarpas toks. O čia va galvos skausmas dėl išmetimo kolektoriaus. Čia tarpas toks. Bet čia mažiau galvos skausmas dėl išmetimo koliko. Parištas motoras ant libiotkės čia. Dar parištas kardanas iš viršaus, kad susikelt dėžę, kur priklauso. Judam toliau dirbti. Oficialiai galima pareikšti, motoras įguldytas su dėžė. Padarytas dėžės tiltelis, kaip ir viskas vietoj. Pasistumėjom biškį su darbais. Tai dabar reikia pradėti galvoti apie mašinos ir salono provodkę. Dar yra tam tikrų mėlačių, ką reikia užvirint. Edvinas negalėjo greitų metu atvažiuoti man duvirint tiltelę. Tai prisiminiau, kad taigi netoli manęs yra Era Custom. Tai nuvežiau tiltelį susigaudęs su svarke, su elektrodais. Taip, susikabinau ir nusivežiau, kad man suvirintų. Tai ačiū Eros šaikai, kad suvirino. Liko tik tai lonžeroną užsibaigti. Tai čia bolimienę irgi prisigaudžiau, kaip turėtų būti. Šita vieta tokia turi būti, nes kažkaip reikia generatorių išimti ir įdėti, jeigu gestų. Tai specialiai išsipjovė kampas lonžerono. Tai reikia pagrąžinti atgal kažkiek dalinai jo tvirtumą. Tikėkimės viskas bus gerai, neturėsim kažkokių didelių krešų, ypač su priekiu. O jau kitą dieną čiupsim visą mašinos provodkę. Tai reikia išsikarpyti duris, langų valdymą, nes jų tiesiog nebebus, nes duris į stiklo audinio. Tai bereikalingas laidynas, kad man ten nereikėtų zateškinti, tai tiesiog jį iškutinsim ir paskui reikės galvoti apie išmetimo kolektorius. Vienas iš svarbesnių aspektų, kad Merso priekinės dalies kardanas yra kur kas ilgesnis negu Kem6, tai dar reikės atsimatuoti ir nuvežti, kad man sutrumpintų priekinę dalį kardano. Tam kartui tiek ir pasimatom kitame epizode.